Labadiena. Tai aš pakalbėsiu apie menisko anatomiją, kiek detaliau apžvelgsiu ir jų normos variantus. Taigi meniskai yra fibrokremzlinės struktūros, jų funkcijos yra pagrindinės trys, tai kad gerina sąnario stabilumą, yra lubrikacija geresnė, sąnarinio skysčio difuzija sąnarėje, taip pat absorbuoja statinį krūvį. Kaip žinom, yra medialinis ir lateralinis meniskai. Kiekvienas jų turi skirstomas, kad turi kūną, priekinius ir užpakalinius ragus. Lateralinis ir medialinis, jie yra skirtingi, jie yra skirtingos formos, dydžio, tai lateralinis yra mažesnis nei medialinis, toksai uždaresnio tipo, beveik cirkuliarus. Medialinis C formos, didesnis, atviresnis ir būdinga tai, kad medialinė menisko užpakalinis ragas jisai yra platesnis. Svarbu žinoti tvirtinimosi taškus meniskų. Pagrindiniai tvirtinimosi taškai, tai lateralinio yra du, priekinis ragas tvirtinasi į blauzdikaulio tarpkrumplinę pakylą, kiek lateraliau priekinio kryžminio raiščio insercijos, užpakalinis ragas į tarpkrumplinės pakylos užpakalinę dalį, priekiau užpakalinio kryžminio ir medialinio menisko insercijų. Medialinis meniskas irgi atitinkamai priekinis ragas tvirtinasi priekiau kryžminio raiščio, užpakalinis tarp lateralinio menisko užpakalinio rago insercijos ir užpakalinio kryžminio raiščio insercijų. Ir skirtumas yra tas, kad medialinis meniskas dar yra prisitvirtinęs kūno srityje prie medialinio kolateralinio raiščio vidinio lapelio ir čia yra svarbu mums žinoti tai, kad jis yra mažiau mobilus, todėl dažniau ir plyšta traumų metu, negu kad lateralinis meniskas, jis yra mobilesnis šiek tiek. Taip pat kiti tvirtinimosi, štai čia beje matosi, kad medialinis meniskas jis yra prisitvirtinęs prie vidinio kolateralinio raiščio ir yra tampriau susijęs su kapsulė. Dar kiti tvirtinimosi taškai, kurie yra svarbu vertinant MRT vaizdus, magneto vaizdus, tai yra vienas iš dažniausių menisko femoralinis raištis, jis dažniausiai visą laiką būna, tai yra tvirtina lateralinio menisko užpakalinį ragą prie šlaunikaulio medialinio krumplio vidinės pusės, toks eina įstrižai, gali būti skirstamas į užpakalinį ir priekinį, atitinkamai pagal autorių vardus, dažnesnis yra užpakalinis raištis ir retais atvejais 2–3% jie gali būti ir abu tie raiščiai. Skersinis priekinis menisko raištis arba Winslow gali būti iki 60% atvejų, gan dažnas raištis, tai yra jungia abiejų meniskų priekinius ragus. Retais atvejais iki 4% būna ir užpakalinis skersinis raištis, kuris jungia užpakalinius ragus. Įstrižinis tarp meniskinis raištis, gan retas, gana reta tokia anatominė struktūra, normos variantas iki 4%, kur jungia atitinkamai vieną menisko priekinį ragą su kito užpakaliniu ragu. Reikia žinoti vien tam, kad atskirt nuo kažkokio tai menisko dislokuoto plyšimo, tiesiog kaip anatominį variantą. Ir sąnario kapsulė irgi tvirtinasi prie meniskų, meniskai tvirtinasi prie sąnario kapsulės ir duoda tą tokį tvirtumą, išskyrus lateraliai, kur paplitę sausgyslėje turi intrasąnarinę dalį ir yra toksai didesnis mobilumas tų meniskų, to lateralinio menisko. Dar šiek tiek apie kraujotaką, tai kad meniskai turi kraujotaką ir atitinkamai skirstoma į tokius 3/3, tai yra išorinis trečdalis, kur ta kraujotaka yra gan
gera, netgi taip vadinama raudonas baltas ir balta zona tokia. Tas išorinis trečdalis gauna kraujotaką iš meniskų kraujagyslinio rezginio ir atitinkamai rezginys iš medialinės ar lateralinės vidinių kelio arterijų. Tuo tarpu vidiniai 2/3 kraujotakos neturi. Ir tai yra svarbu, jeigu vertinam plyšimus, kad jeigu plyšimas yra, sakykime, lateraliniai daly menisko, jisai turi tokią tikimybę sugyti, ypatingai jaunesniem žmonėm. Taigi čia daugiau pridėjau vaizdų, kad galima būtų gyvai pasižiūrėti tuos meniskus. Matom, kad koronarinės plokštumos vaizdai ir meniskai, jie atrodo kaip hipointensinės tokio trikampio formos struktūros. Čia matom lateralinės sritis, šeivikaulis mums duoda geriausią tokį orientyrą ir lateralinis meniskas, atitinkamai medialinis meniskas. Ir kaip minėjau, matosi gan gerai, kad medialinis meniskas jis yra betarpiškai toksai kontaktuojantis su kolateraliniu raiščiu ir fiksuotas prie jo. Tuo tarpu lateralinis turi tokį tarpelį tarp iliotibialinio trakto, tarp šito lateralinio kolateralinio raiščio. Iš tų papildomų struktūrų galima irgi išskirti, kad priekinis skersinis raištis matosi, va štai čia tokia ta struktūra nueina, jungia priekinius ragus. Taip pat čia irgi galima įžvelgti šitą struktūrą menisko femoralinį raištį, tai yra jungia lateralinio menisko užpakalinį ragą su šlaunikaulio medialiniu krumpliu. Atitinkamai sagitaliniai vaizdai, matosi medialinio menisko priekinis ir užpakaliniai ragai, irgi trikampio formos tokie tos struktūros. Taipogi galima išskirti tuos raiščius, priekinis skersinis raištis, matosi puikiai, nereikėtų jo sumaišyti su kažkokiu tai plyšimo ar kita struktūra. Atitinkamai čia irgi matosi lateralinio menisko užpakalinio rago srityje einantis raištis įstrižinis, menisko femoralinis. Ir insercijos irgi meniskai matosi kaip jų insercijos į tarpkrumplinę sritį. Čionai tą svarbu žinoti, kad kur tvirtinasi, kad atskirti nuo plyšimų, sakykime. Toks ypatumas, kad lateralinio menisko priekinis ragas turi tam tikrą dryžuotumą insercijos srityje, kadangi čia ateina priekinis kryžminis raištis ir tos skaidulos tarpusavy persipina, tai irgi nereikėtų galvoti, kad čia yra kažkoks patempimas ar plyšimas to menisko. Aksialinės plokštumos vaizdai, jie yra tokie daugiau kaip gal pagalbiniai meniskų diagnostikai, vis tiek geriausiai vertinti iš sagitalinių ir koronarinių vaizdų, tačiau tam tikrais atvejais galima irgi, kaip minėjau, pagalbiniai vaizdai, sakykime, kokių nors radialinių plyšimų metus. Čia matosi medialinis meniskas gan puikiai įsipjovęs, bet kadangi pjūviai yra gan siauri, kas 3-4 mm, tai dažniausiai tai yra tik tai 1-2 pjūviai tokie. Ir čia irgi matosi skersinis raištis. Čia matosi tas įstrižinis raištis. Įstrižinis tarpmeniskinis raištis, kaip minėjau, gan reta struktūra, aš net jo nemačiau taip savo atveju, tokių neturėjau, bet
Kaip minėjau, jį reikėtų žinoti, kad jisai toks yra, nes tiesiog kad tam tikrais atvejais galima sumaišyti, kad tai gali būti atplyšęs menisko fragmentas. Čia matosi medialinio menisko priekinis ragas ir nuo jo atsiskiria va tokia struktūra nedidelė, jinai eina skersai įstrižai ir nusitęsia iki lateralinio menisko užpakalinio rago. Ir pagrindinis tas skirtumas, leidžiantis atskirti tai, kad jisai eina tarp kryžminių raiščių ir kerta jų tą visą vidurio liniją. Medialinis, jeigu meniskas būtų plyšęs ir dislokavęs, jis tikrai niekad nedislokuotų į kitą sąnario pusę. Taigi, tam tikri meniskų normos variantai. Dažniausias iš jų yra diskoidinis meniskas. Čia pakalbėsiu apie kiekvieną šiek tiek atskirai. Dažniausiai tai diskoidinis meniskas, vienas iš tokių normos variantų, galintis pasitaikyti iki 5% atvejų. Lateralinis būna žymiai dažniau negu medialinis, gali būti skirstomas į pilną arba nepilną, tai yra ar dengia pilnai sąnario paviršių ar dalinai. Ir yra tam tikri diagnostikos kriterijai, kuriais remiantis galima tai diagnozuoti, jeigu koronarinės plokštumos vidurinėme pjūvyje menisko kūnas yra platesnis negu 15 mm, tai yra kaip ir toks diagnostinis kriterijus, kad tai diskoidinis meniskas yra. Ir atitinkamai kitas kriterijus, jeigu sagitaliniuose plokštumuose mes matome daugiau negu 2 pjūvius, kai matosi tas diskoidinis meniskas, o neišsiskiria atskirai du tokie kaip trikampės struktūros, neišsiskiria į ragus. Čia matosi 1, 2, 3, 4 pjūviai ir tuomet galim sakyti, kad tai yra diskoidinis meniskas. Kliniškai jis yra svarbus tiek, kad jisai yra dažniau linkęs degeneruoti ir plyšti. Dar vienas atvejis, kai lateralinis meniskas yra diskoidinis. Menisko hipoplazija gan reta įgimta būklė, čia kaip ir patologija, bet pridėjau prie tokių kaip variantų. Labai retai pasitaiko, matosi įgimtai tokie maži meniskai ir kartais būna ir menisko aplazija, bet iš viso labai reti atvejai, aprašyti tik tai gal keli ir turi tokią asociaciją su TAR sindromu, gan retų genetinių sindromų, kurio metu būna trombocitopenija ir nebūna rankoje dilbio stipinkaulio ir būna kitų ten įgimtų galūnių anomalijų, bet pagrindiniai šitie du. Netgi nėra vaizdų, kad būtų menisko aplazijos tokių pateiktų literatūroje. Dar tokie kaip normos variantai medialinio menisko priekinio rago netipinės tvirtinimosi vietos, jos yra skirstamos, kad paprastai, kaip ir minėjau, medialinis menisko priekinis ragas, jis yra insercija į tarpkrumplinę pakylą, priekiau tarpkrumplinės pakylos į kaulą, bet jisai gali būti įsiterpęs tiesiai į priekinį kryžminį raištį arba netgi šlaunikaulio tarpkrumplinę duobę nusitęsti. Taip pat gali būti insercija į blauzdikaulio priekinį kraštą arba gali nesitvirtinti, o būti tik tai stabilizuotas skersiniu meniskų raiščiu. Čia vienas toks variantas, matosi medialinio menisko priekinis ragas ir jisai neįsiterpia į kaulą, į tarpkrumplinę pakylą, o nusitęsia šalia priekinio kryžminio raiščio ir į šlaunikaulį. Svarbu tiesiog žinot, kad toks yra variantas, kad nesumaišyt, kad nepagalvot, kad čia yra dalinis plyšimas priekinio kryžminio raiščio.
Menisko klostė irgi vienas iš tokių įdomesnių variantų. Laisvojo krašto, menisko laisvojo krašto banguotumas matomas artroskopijos metu. Iš pradžių artroskopijos metu ir buvo tas pastebėtas toks radinys ir buvo galvojama, kad tai vis tiek, kai artroskopijos metu prileidžiama ten skysčiai sąnarė ir yra veikiami relaksantai, tai tas ir meniskas šiek tiek atsipalaiduoja. Bet ilgainiui pastebėta, kad ir magnetinio rezonanso tyrimų vaizduose yra tas toks banguotumas pasitaiko iki 6%. Ir dar vienoje studijoje buvo parašyta, kad tai priklauso nuo kelio sąnario pozicijos. Tai nėra kažkokia patologija, bet, sakykime, dažniau yra stebima fleksijoje, o jeigu ištiesus kelią pilnai, tai dažniausiai jis ir išnyksta. Menisko kauliukas irgi toks gan retas radinys, iki 0,2% atveju yra dažniausiai atsitiktinis, jisai retai kada pasireiškia kliniškai, nepastoviu skausmu, dar rečiau sąnario strigimu ir įvairių ten teorijų svarstyta, kodėl jis atsiranda nuo įgimtų degeneracinių tiek trauminės kilmės, bet greičiausiai tai yra trauminės kilmės tokie kaip ir liekamieji reiškiniai, nes jisai dažniausiai būna medialinė menisko užpakalinėme rage. O kaip žinom, medialinis meniskas dažniausiai ir plyšta, ir dažniausiai plyšta užpakaliniam rage, todėl tai yra greičiausiai tokia kaip pasekmė po plyšimo. Čia matosi magneto vaizduose, medialinio menisko užpakaliniam rage, tokia struktūra, lygiai tokio pačio signalo intensyvumo, kaip kad blauzdikaulis ar šlaunikaulis, spongiozinis toksai darinukas, pridėtinis kauliukas. Tai tiek. Ačiū.